Po Rusijos invazijos Ukraina sulaukė karinės paramos iš daugelio tarptautinių sąjungininkų. Reaguodama į šią paramą, Rusijos valstybinė žiniasklaida skleidžia dezinformaciją, teigdama, kad ši karinė pagalba наудояма не pagal paskirtį arba yra vagiama. Новое доказательство: оружие, поставляемое Западом Украине, оказывается на черном рынке. В Даркнете, теневом интернете, где совершаются преступные сделки, появились объявления о продаже американских дронов «Камикадзе» Switchblade 300. Продавец указал геолокацию Киев, но обещает доставку в любую точку Европы. Teigiama, kad Ukrainai dovanojami vakarų ginklai nepasiekia fronto linijos. Vietoj to Rusijos pareigūnai ir valstybinė žiniasklaida tvirtina, kad juos juodojoje rinkoje parduoda korumpuota Ukrainos valdžia. Но западное оружие, поставляемое на Украину, оказалось в руках преступных группировок, как заявили правоохранительные органы Финляндии. Они столкнулись с настоящим потоком контрабанды. Речь идет о штурмовых винтовках и другом вооружении, которые страны ЕС активно направляют в Киев. Эти поставки также перехватили преступники из Швеции. Pažvelkime į faktus. Nėra jokių įrodymų, kad Ukrainoje vykdomos didelio masto ginklų vagystės. Šis dezinformacinis naratyvas yra aiškus Rusijos bandymas pakirsti tarptautinę paramą Ukrainai, vaizduojant ją kaip korumpuotą ir kurstant baimę dėl galimos grėsmės tarptautiniam saugumui. Tiesa, Ukraina karo metu sukrėtė korupcijos skandalai, tačiau šalis padarė pažangą kovodama su šešėliu šalyje. Siekdami sukurti šį naratyvą, Kremliaus propagandistai selektyviai sustiprino kelias istorijas. Pavyzdžiui, CBS dokumentinis filmas Arming Ukraine buvo naudojamas kaip netinkamai panaudotos karinės pagalbos pavyzdys. Po filmo pasirodymo CBS laikinai jį pašalino ir pripažino, kad teiginys tik 30% ginklų pasiekia fronto liniją yra pasenęs. Daugeliu atveju Kremliaus propagandistai išnaudoja pataisymus vakarų žiniasklaidos reportažuose, teigdami, kad tai bandoma nuslėpti tikrąją tiesą. Iš tikrųjų, dezinformacijos naratyvas kuria spekulacijas dėl klausimo neturinčio daug įrodymų. Karinės pagalbos siuntų atvykimas Ukrainoje buvo sveikintinas ir gerai dokumentuotas. JAV Kyjive jau turi pareigūnų, kurie stebi, kaip naudojama karinė pagalba ir nėra jokių didelio masto vagysčių įrodymų. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patiktuko bei prenumeruokite šį kanalą, kad prisidėtumėte prie informacinio raštingumo tobulinimo.